Prisimenu, kaip čia dabar taip gaunasi. Nieko mes ten nesipykstam. Meluoji vėl meluoji. Nieko nesipykstam. Atėjo būti po kažkiek laiko į dušą ir pradėjo meluoti. Nu gerai, meluoti. Nemeluoji. Realiai mes nieko nesipykstam, bet buvo toks dalykas, reiškia, labai normaliai. Buvo parašymas jos svetainiai, reiškia, kad jisai tenai ragina už save balsuoti ir tenai taip anaip, ten tipo, kad balsuokit čia prieš mane ir žodžiu. Pats norėdamas turėti visus argumentus, tai lindai jos svetainę persinai, kas parašyta. Ne, tu neuždėtum. Dabar, reiškia, mano fanai, reiškia, man atsiuntė šitą e-mailą, reiškia, kai ką jis ten rašo, nu ir sakau, tegul rašo, ką jis nori, sakau, man tai vienodai ten šviečia. Nu ir viskas. Ir po to man jau žiūriu, skambina žurnalistai, ko aš čia jūs čia pykstate su Mino, kaip čia. Nu ir aš sakau, nu, jeigu jis ten taip rašo, tai sakau, duodu durnių kelią, man tai ką sakau, aš tai visiškai man vienodai sakau, ką jis ten rašo ir ką jis rašinėja. Nu ir jau tada žurnalistai parašė, karo kirvis čia siaubingai, tai jau, nu. O prisimenu, šitą temą? Ne, neteko susitikti. Ne, tai kodėl reikia paskambinti, kaip čia yra, kas čia per reikalai. Ką ten skambinti? Nu tai tiesiog man ir taip viskas aišku, kad nieko nevyksta. Ai, nu gerai. Nu, čia matysime šį sekmanį. Jo. Bet dar vienas dalykas. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad jau patenki tą finalą ir kovoji su Rači.